Sveiki visi, šiandien pradedu vėl savo naują vlogą. Šįkart vlogas bus šiek tiek kitoks. Na, ne tai, kad kitoks, aš jau esu tokių vlogų filmavus, bet tą dariau jau ganėtinai senai. Nutariau tradiciškai aplankyti dvi savo mylimiausias Humanas ir paieškoti ten kažkokių tai perliuko. Gal pavyks šiek tiek atsinaujinti savo spintą. Šiandien kainos yra po 1 eurą, man atrodo, tai negaila tada ir pirkti. Ir šiaip būna, kad aš ir kasdienai nusiperku tam tikrų rūbų, nes norisi ir kasdienai atsinaujinti, tai tikiuosi, kad kažką rasiu ir pasiimu kaip visada jūs kartu. Na va, pasiekiau ir pirmą Humaną, tai pirmiausia pasimatavau šitą tokią mergaitišką suknelę. Jinai man iškart labai patiko ir su ja būtent jaučiausi savimi ir kad man jinai tikrai ir patogi. Paskui matavausi tokią šiek tiek ilgesnę geltoną suknelę, bet jinai šiek tiek persišvietė ir nežinau, kažkaip atrodo, kad man jinai labai netiko. Tada matavausi tokią juodą suknelę, man iš priekio jinai labai patiko, bet iš nugaros buvo, kad nugara per daug atvira, tai nepirkau aš jos. Čia tokia kaip ilga maikė tiesiog, tai man jinai irgi nelabai patiko, nes ir ta spalva tokia, nežinau, atrodo, kad mane išblyškina dar labiau, tai nepatiko. Čia pasiekiau kitą Humaną, tai šitie džinsai man pasirodė labai faini. Mačiau, kad bus man jie didoki, bet užsidėjus pamačiau, kad tikrai jau per daug didoki. Šitie aptempti buvo. Atrodė visai nieko, bet kadangi turiu panašius, tai galvoju, nu ką man reikia 2 panašių spintoj tų džinsų, tai palikau aš juos. Čia man tokia grinai atostogų palaidinė, kur labai plona medžiaga ir taip atrodo, nu sakau, man jinai tokia ar prie jūros atostogų toks vaibas grinai su ja. Taip pat tokia mėlyna tamsi suknelė, jinai man atrodė visai nieko, bet nebuvo, kad iki galo jau labai patinka. Čia šviesesnės mėlynos spalvos, šita jau žymiai labiau patiko ir man atrodo, kad man jinai labiau tinka ir grinai tokia pavasariška. Čia tokia irgi kaip suknelė, tokia ilga tunika, bet užsidėjus tikrai pamačiau, kad man jinai netinka ir tikrai ant pakabos atrodė žymiai geriau nei ant manęs, tai nu tikrai man jinai netiko. Taip pat, kadangi aš neturiu ilgų suknelių, tai nusprendžiau pasimatuoti tokią, bet eilinį kartą įsitikinau, kad ilgos suknelės man netinka ir tikrai ne pagal mano figūrą, nebent jinai būtų labiau aptempta, bet šita netiko. Na va, grįžau iš Humanos, tai radau keletą rūbelių. Šiaip tikėjusi, kad rasiu daugiau, nes vis tiek per 2 Humanas ėjau, bet neradau tiek daug, kiek tikėjusi. Tas maišas atrodo labai didelis, bet tiesiog kitokio mažesnį neturėjo, tai čia optinė apgaulė yra, kad didžiulis maišas. Taigi, pirmas rūbelis yra man į sporto salę, tai tokia trumpinta maikutė. Nežinau, ką daug apie ją pasakyti. Aš iš tikrųjų sporto salę visada einu su plačiom maikėm, bet kažkaip vis galvodavau, kad reikėtų gal vieną kažkokią va tokią nusipirkti, bet vis galvodavau, kad ar aš ją tikrai nešiosiu, bet šiandien kažkaip man šita spalva patiko, nes nesinorėjo pirkti juodos, bet nesinori būti labai ryškiai. Tai ta spalva mane sužavėjo ir sakau, pasiimsiu, būtent šitos nesimatavau, nes ėjau jau prie kasos ir pamačiau ją ir tokia pasižiūrėjau į eilę, kadangi kai prekės yra apie eurą, tai jau buvo eilė gal kokį 15 žmonių, tai tikrai nelaukiau ir tikėjausi, kad man jinai tiks. Tai kaip matau, kad jinai man ganėtinai tinka. Svarbiausia, kad jinai nėra nei per didelė, nei per maža, manyčiau. Tai tikrai, manau, bent kelis kartus susidėsiu aš šią į sportą. Taip pat nusipirkau tokią ploną palaidinę. Man iš tikrųjų jinai tokia įdomi pasirodė, nes aš būtent tokio rūbą nei vieną neturiu, bet esu mačius mieste merginų, kad atrodo labai gražiai, tik faktas čia yra ne prie šitų kelnių, galbūt galima ją tiesiog ir kažkaip susirišti, gal atrodytų gražiau, nes man patinka kiti rūbai, kai įliemenuoja, bet šiaip sakau, jinai yra visiškai ne mano stiliaus, bet man patiko tas raštas toks, jinai yra labai malonios pilnos medžiagos, gal čia net ir lino medžiaga, manyčiau, kad yra bent jau kažkoks procentas, tai tikrai, tai vasara būtų labai gerai su tokia. Pasiėmiau, sakau, nežinau, na kaip už 1 eurą, tai tikrai gal kažkur priderinsiu ir sunešiosiu. Dabar prieikim prie suknelių, tai nusipirkau ne vieną suknelę ir Pirmiausiai pamačiau va būtent šitą ir galvoju, tikiuosi, kad jinai man tiks.
nes labai graži spalva man jos ir šiaip tas siluetas pačios suknelės man irgi labai patinka. Tai sakau, reikia irgi pasiimti, tai kadangi jinai yra ilgom rankovėm, tai irgi tokį galėtų pliusas yra, nes aš ilgom rankovėm suknelę neturiu. Tai bus labai gerai, kai bus ne taip karšta, bet ir ne per šalta su va tokia eit. Nesakau, man tokia grinai dangaus spalva labai patinka. Ir senai kažką turėjau būtent tokios spalvos, tai šitą suknelę irgi užskaitau. Dar viena suknelė, tai šita grinai man tokia mergaitiška labai yra, rožinė ir tokia trumpa, šiek tiek čia tokia pusta, bet ne per daug. Tai man jinai gal labiausiai iš visų rūbų patinka būtent šita, nes man atrodo, kad pagal mano figūrą jinai man tinka, kur nėra per daug apspausta, bet ir nėra tokia kaip maišas. Nes, aš sakau, aš dažnai rūbus nešioju labai plačius, nes man tiesiog yra patogu ir aš esu už tą patogumą, tai kartais norisi tokio, kur nebūtų jau labai kaip maišas. Už šitą suknelę taip pat mokėjau 1 eurą, tai nežinau ką labai apie ją papasakot. Tai aš tiesiog labai džiaugiuosi dėl jos ir jau laukiu šiltų orų, kai galėsiu su ją eiti. Dar važiuosim greitu metu atostogų, tai tikriausiai bus viena suknelė iš keletos, kad aš būtent ją pasimsiu į atostogas. Tai nežinau, sakau, man jinai tokia mergaitiška, paprasta, bet tokia ir žaisminga, tai šitą jau tikrai sunešiosiu. Trečia suknelė, jeigu galima taip ją pavadinti, tai yra tiesiog juoda, paprasta, tokia, kur neįpareigojanti, tai tiesiog su ją gali eiti būtent tada, kai nežinai ką apsirengti, tiesiog nori greitai kažką užsimest ir varai, ar ten iki parduotuvės paliekti, tai labai gera. Aš būtent anksčiau tokio tipo sukneles nešiodavau labai dažnai, nes jos tikrai visiškai neįpareigojančios, bet labai senai jau tokią turėjau, tai būtent jau prieš keletą savaičių galvojau, kad galbūt reikėtų nuvažiuoti į kokį Akropolį ir man kažką tokio nusipirkt, bet kažkaip netikėtai visai radau šiandien Humanai už tą 1 eurą, tai vis tiek už naują būčiau bent 15-20 eurų sumokėjusi. Tai labai džiaugiuosi, jinai irgi yra iš Zaros gal, tai realiai jinai visiškai kaip nauja, tai nieko apie ją irgi labai negaliu išsiplėsti, nes nėra ką. Ir pabaigai rodau žalią tokią suknelę ir kai aš sakiau, kad man ta rožinė labiausiai patinka, bet dabar aš žiūriu, kai užsidėjau dar kartą, tai man šita suknelė jau tikrai už rožinę labiau patinka. Kažkaip aš nei vieno rūbo neturiu žalio ir aš visada galvodavau, kad man žali rūbai netinka, bet galbūt toks žalias atspalvis ir tinka. Na, ne galbūt, šiaip man atrodo, bent jau mano akimis, kad man šitas atspalvis tikrai tinka ir aš jaučiuosi gerai su juo, tai irgi taip jaučiuosi mergaitiškai, bet ir taip ne per daug vaikiškai, ar kaip čia pasakyti. Tiesiog užsidėjus kažkokius paprastus kėdukus, kad būtų patogu, tai manau ir prie tų kėdų pačių šitą suknytę labai turėtų tikti. Nežinau, ką daug apie ją pasakyti, tai jinai tiesiog čia irgi per visą ilgį užsisega. Tai pradžią galvojau, kad bus nesąmonė, kai aš ją pamačiau, galvojau gal neimt matuotis, kai aš ją padėjau, paskui vėl grįžau ir aš vėl prieš matavimus į kabinos ją pasiėmiau, nes kad kažkaip galvoju, aš vis tiek nenusiraminsiu, man reikia ją pasimatuoti, bet sakau, kadangi kai man šalia spalva atrodydavo, kad netinka ir net nelabai patinka, tai kažkaip aš ir ignoruodavau tuos tokius žalius rūbus. Bet šitą, tai sakau, labai esu patenkinta ir net nepasakyčiau, kad jinai yra iš Humanos už tą 1 eurą. Tikrai labai atrodo geros kokybės, net nežiūrėjau iš kokios parduotuvės jinai yra, bet šiaip tikrai atrodo kokybiška. Čia buvo mano paskutinis rūbas. Jūs, kaip ir minėjau, nebuvo labai daug, bet vis tiek nesinori prisipirkti belenko, o irgi labai norėjau padaryti video. Tai tikiuosi, kad ta video trukmė nesigaus labai jau trumpa, nes kai rūbų mažiau, tai automatiškai ir video trukmė būna mažesnė.
Bet na nieko, visai būna, tu negali susiplanuoti eidama į Humanas, ką tu ten ir kiek rasi. Na, o dabar, kaip ir visada, labai noriu padėkoti jums, kad žiūrit mano video, laikinat, subscribinat ir parodot man palaikymą, nes man labai daug ką tai reiškia, nes vis tiek norisi, kad tas kanalas pamažu augtų, nes kai įdedi pastangų, norisi ir to atgalinio ryšio, tai kai tas atgalinis ryšys gaunamas, tai būna labai jau faina ir tikrai pakelia tą nuotaiką. Dar kartelį ačiū ir susitiksim kitame video.